Sveiki visiems. Toliau tęsiam nuoskaudų paleidimo temą. Labai aktualią temą. Ir yra daug rakursų, kuriais mes galime tą temą apžvelgti, analizuoti. Ir šiandieną noriu pašnekėti, bent man taip atėjo mintis šiandien pašnekėti apie kito žmogaus gerų darbų atsiminimą ir laiką. Yra du faktoriai, kurie padeda atleisti nuoskaudom. Tai vienas faktorius, aišku, mes žinom, laikas viską gydo, taip yra toks posakis. Ir iš tikrųjų dažnai reikia laiko. Dažnai kitas žmogus pajutęs, kad mus įžeidė arba kažkokiu kitokiu būdu sukūrė nuoskaudą, jisai nori atsiprašyti ir nori, kad tu greitai jam atleistum, nes jam viduj blogai. Jeigu tai yra jautresnis žmogus, švaresnis žmogus. Nes mes visi pajuntam, jeigu kažką netaip padarom, mes pajuntam, kad širdį negerai. Ta širdį negerai, tai realiai mes jaučiam, kad kūrėjas arba viešpats yra nepatenkintas ir kadangi mes esam iš prigimties labai tampriai susijęs su kūrėju, labai tampriai susijęs su visata, su visatos dėsniais, su aukštesnėm būtybėm, tai yra pusdieviais, kurie prižiūri mūsų evoliuciją. Kai mes kažką netaip padarom, mes iš karto gaunam signalą, jaučiam, kad kažką netaip padarėm. Kad, pavyzdžiui, kitai gyvai būtybei skausmą sukelia. Ir mes, jeigu žmogus švaresnis, jisai eina atsiprašyti ir jis labai nori, kad jam greičiau tas blogumo jausmas praeitų, tas sunkumas širdyje kuo greičiau praeitų. Ir būna net žmogus nervinasi, kad tu labai ilgai jam neatleidi. Nes kol žmogus nepaleidžia nuoskaudos, tol tau nepalengvėja. Tau palengvėja iki kiek kitas žmogus paleidžia kaltinimą. O nuoskauda yra kito kaltinimas, realiai. Kuo didesnė nuoskauda, tuo mes labiau kaltinam kitą. Nuoskauda sukelia kaltinimą, o kaltinimas yra neigiama energija. Ir kitas žmogus jaučia tą neigiamą energiją. Jaučia per veiksmus, jaučia per žvilgsnį, per žodžius, per šaltumą. Kuo žmogus daugiau atleidžia, tuo pasidingsta labiau šaltumas, atstumas, oficialumas. Mes visus tos dalykus žinom. Ir dažnai kitas žmogus, jisai nori, kad jau jam būtų greičiau atleista. O yra tokie dalykai, kur tu negali greit atleisti. Nors mes čia apžvelgiam įvairiausius požiūrio taškus, kurie padės paleisti, įvairiausias praktikas, kurios padės paleisti. Bet ne viskas taip paprasta. Ir nuoskauda nuoskaudai nelygi. Yra nuoskauda, kada, sakykime, antra pusė ant tavęs pakelia balsą arba prie kitų, prie svečių nepagarbiai su tavim pasielgia, arba aplamai kokį komentarą pasako tau asmeniškai nepagarbų, familiariai. Tai čia yra vieno lygio nuoskauda. Bet jeigu tave, pavyzdžiui, iškeičia į kitą vyrą, į kitą moterį, tai yra neištikimybės problema, tai yra visai kito lygio nuoskauda. Arba jeigu tave kažkur apgauna stipriai, ne šeimoje, darbe, versle, pakiša, dar kažkaip, tai yra ta nuoskauda nuoskaudai nelygi. Dėl to kiekvienai nuoskaudai yra skirtingas laikas, laiko tarpas ją paleisti. Yra nuoskaudos, kur tu 15 metų gali dirbti su jom, 20 metų. Aš, pavyzdžiui, aš asmeniškai turėjęs tokių nuoskaudų, su kuriuom dirbau ne vienus metus.
kol paleidau. Ja? Tai nuoskaudai nelygiai ir tas laikas yra būtinas faktorius ir mes irgi iš kitos pusės neturim savęs privartauti, kuo greičiau paleistą nuoskaudą. Kaip sako, tu žaizdos nepagreitinsi, jinai gyja, jeigu tu odą prasidraskai, susižeidi kai vaikystėje šašai, sukrešėja kraujas, šašas, po to šašas nukrenta, po to oda pradeda po biškį trauktis, bet tu negali labai stipriai užskubinti. Tai yra natūralus procesas ir mes neturėtume iš vienos pusės uždelsti labai ir pastoviai laikyti tą nuoskaudą, bet iš kitos pusės negali ir per greitai privartauti savęs paleisti, jeigu dar viduje tavo psichikoje, tavo kūne to paleidimo neįvyko pilnai. Jis yra vis tiek palaipsninis, ten 1 procentas, 5 procentai, 8 procentai, 15 procentų. Tas paleidimas jisai, jeigu per tą laikotarpį dar tau nepridaro, jeigu dar pridaro, tai dar yra sunkiau paleisti. Tai laiko faktorių mes turim priimti ir jeigu mes kažką užgaunam ir jeigu mūsų užgavo. Tai čia laikas yra kūrėjo energija. Bhagavad Gitoj Krišna sako, aš esu laikas. Viską naikinantis laikas, taip, ir viską kūriantis. Tai šiuo atveju, kad nuoskauda būtų sunaikinta ar paleista, irgi reikia laiko. Ir dabar labai įdomus dalykai vyksta per tą laiką. Tai ką aš norėjau pasakyti šitą dalį, būkim kantrus su savim ir būkim kantrus su kitu, jeigu mes užgaunam tą žmogų. Sukuriam jam nuoskaudą ir būkim kantrus su savim, jeigu mumise ta nuoskauda pasidaro. Taip jau nereik savęs irgi privartauti, kuo greičiau paleist ir lygiai taip pat nereikia labai uždelst. Tokį aukso viduriuką. Tai čia yra viena tema. Bet kita tema yra, kad laikui bėgant tu pradedi vis labiau atsiminti, kad tas žmogus ir kažką gero tau padarė. Kai žmogus tau užgauna ar tau sukuria skausmo, tai tuo metu tavo sąmonė susitelkia tik į vieną juodą tašką ant baltos lentos. Tai yra į tą blogį, kurį žmogus padarė. Lenta yra balta, toj lentoj yra daug baltos spalvos, tai yra žmogus tau padarė daug gerų dalykų. Bet tuo metu tu esi iliuzijoj, nes tavo savimėlė užgauta. Jeigu nėra savimėlės, nebus ir nuoskaudos dažniausiai. Tuo metu tavo savimėlė užgauta, tavo egoizmas užgautas, tavo lūkesčiai nepatenkinti ir tu susitelki tą vieną juodą tašką ant lentos, į tą vieną neteisingą žmogaus poelgį. Ir dar klausimas, ar jis tikrai yra neteisingas, čia irgi dar klausimas. Tu jį susitelki ir tu nieko nematai daugiau. Tik tais tą blogį ir tik tą blogį. Dabar laikui bėgant, praeina diena, savaitė, 2, tu be to juodo taško pradedi matyti, kad yra ir dar baltumo aplink tą juodą tašką, ir dar daugiau baltumo, ir dar daugiau baltumo, ir dar daugiau baltumo. Tu pradedi matyti vis daugiau ir daugiau gerų dalykų tame žmoguje. Ne vien tik tais blogieti, baisenybę, taip, niekšą ir kaip pasakyti, raganą. Ne, tu pradedi matyti vis daugiau gerų dalykų, nes santykiuose visą laiką yra ir pozityvūs dalykai, ir neigiami dalykai. Jo, santykiai suyra, jeigu neigiamų patirčių su tuo žmogum yra gerokai daugiau negu teigiamų. Ir kai tos svarstyklės, ant vienos svarstyklės yra teigiamos patirtis, ant kitos neigiamos, kai neigiamos gerokai persveria, tada santykiai pradeda trūkinėti. Tai
pas kiekvienas žmogus, kuris mums padaro kažką negero, yra padaręs ir kažką gero. Ir laiko tėkmėj mes pradedam matyti, kad yra kažkas gero padaryta. Ir tai jau padeda keisti požiūrį, jau tai keičia, biški pozityvumo atsiranda. Ir biški ta nuoskauda jau 1 procentu, 2 procentais, 5 procentais nueina. Tai. Galbūt tas vyras su tavim negražiai pasielgė vakarą, kažkokį tai bjaurų žodį tau pasakė, bet jisai, tu matai, kaip vaikams skiria laiką ir galvoji, pagrubianino, bet vaikam skiria laiką vakare, gal padėjo pamokas paruošti, gal išėjo savaitgalį laisvalaikį su vaikais, praleido laiką, atsisakė eiti su draugais, pamatai ir gerų dalykų. Po to pagalvoji, gal juk ir maisto nuperka taip, ir rūpinasi, ir po biški, arba ta moteris jo, kuri tau pretenzijas pasako, tu matai, kad jinai su vaikais stengiasi namuose, jinai irgi stengiasi, ir tie gėrio padariusi, galų gale tavo vaikus pagimdė, išnešioja, naktim nemiegojo, ir tai po biški tos baltos spalvos daugiau atsiranda. Ir šičia yra rimta problema su tuo atsiminimu gerų savybių ir gerų poelgių kito žmogaus. Yra rimta problema. Labai yra paplitę nuoskaudos ant antros pusės ir ant tėvų. Labai stipriai paplitusios. Ir kai reikia atsiminti gerus darbus, kuriuos padarė tau antra pusė ar tėvai, žmonės gana vangiai surašo ant lapo. Bet kai reikia atsiminti blogus darbus, tai surašo labai daug. Tai vienas iš patarimų yra, kada jau mes toj lentoj matom tik tą juodą tašką, be abejo, laikas gydys ir sulig laiku tiesiog eis dienos, užsirašykim ant balto popieriaus lapo viską, ką gero atsimenam apie tą žmogų. Visko, ką gero atsimenam. Ką jis padarė. Tai nereiškia, kad tu turi leisti, kad su tavim vėl tą patį darys, su tavim nesiskaitys. Čia ne apie tai kalbu. Kalbu apie, čia yra jau savigarbos tema. Kalbu apie nuoskaudos paleidimą. Nes dažnai žmonės galvoja, jeigu jie vaikščios užsiraukę, nekalbės ir baus kitą žmogų, tai jie taip užsitikrins, kad kitą kartą tai nebus su jais taip pasielgta. Yra labai klaidinga strategija ir labai neefektyvi, labai nežmogiškas. Specialiai kelt skausmą ir užsiraukus vaikščiot, visiškai nebendraut, nekalbėt, jin labai neefektyvi ta strategija. Reikia vis tiek stengtis pamatyti geras pusės, o jeigu tie dalykai kartosis, tu vėl galėsi atleisti, bet tada tu galėsi imtis kitų priemonių, kad to nebūtų. Tas neatleidimas neužgarantuos, kad su tavim nebus taip pasielgta antrą kartą. Atvirkščiai, jeigu tu ilgai neatleisi, tu kelsi skausmą tame žmoguje ir tikimybė, kad jisai vėl kažkaip tave užgaus, didėja. Iš kitos pusės, jeigu tu atleisi greitai, be abejo žmogus gali irgi pradėti piknaudžiauti ir tikimybė, kad jisai vėl taip pasielgs, irgi gali didėti, jeigu žmogus yra nesąžiningas. Jeigu jis yra sąžiningas, tai to nebus, bet jeigu jis yra nesąžiningas, biški, kaip sakyt, naudosis tom, jisai vėl tą patį padarys. Bet reguliuoti, ar jisai padarys ar nepadarys, ne su nuoskaudo atleidimu reikia, ne su užsiraukimu reikia, ne su keršimu, bet su kitom priemonėm, apie kurios yra visai kita tema. Galima atstumą daryti, galima koreguoti santykį, bet atleisti yra visą laiką gerai.
paleistą nuoskaudą. Tai va, tai kada jau yra tik tais tas juodas taškas, tai tada reikia rašytis, mechaniškai rašytis ant lapo, arba mintise praeit, bet geriau rašytis ant lapo, nes kada rašom, kada rašai, tu labiau įsisąmonini. Tai susirašai viską, ką žmogus tau gero padaręs, darai svarstyklės. Vat, ant vienos svarstyklės yra, jisai pažemino tave. O ant kitos svarstyklės yra viską, ką jis gero padaręs. Ir tu dažnai matai, kad tas tavo pažeminimas yra kaip 100 gramų minuso, bet tai, ką jisai padaręs gyvenime, yra 10 kilogramų. Ir tas 10 kilogramų po biškį nusveria. Vėlgi, tai nereiškia, kad tu turi leisti, kad tave pastoviai įžeidinėtų. Ne. Čia tu dabar rūpinėsi savim. Nes širdys stiklo šukė, jeigu jinai ilgai, nėra gerai. Kaip sakom, lygiai taip pat neturim per greitai ten nenatūraliai ištraukti. Bet per ilgai irgi nereikia laukti. Ir tam, kad nebūtų neigiamų minčių pastoviai, neskleistume kaltinimo, nekaltume to žmogaus prie kryžiaus, tu tiesiog bandai įsisąmoninti jo gerus dalykus ir matyti tą juodą tašką baltos lentos kontekste. Gerai, toj lentoje yra gal 20 tokių taškų, bet tie 20 taškų nesudarys pilnos lentos. Net 50% tos lentos nepadengs. Net 30% nepadengs. Tai vat jeigu tu, kaip šita balta siena, ten gali būti juodų taškų, bet tu matai baltą. Ir tame kontekste žiūri. Tai yra sveikas mąstymas. Kitu atveju tu esi iliuzijai ir tu pradedi galvoti apie tą žmogų blogiau, negu jis yra. O jeigu tu pradedi blogai mąstyti, ypatingai jeigu tu esi antra pusė, tai tam žmogui automatiškai darbe pradeda blogiau sektis. Automatiškai. Jisai aplink jo energetiniam lauke pradeda sklisti nepagarba. Jeigu tu jauti žmogui nepagarbą, jeigu tu jauti žmogui blogus jausmus, tu susiunti tą energiją ir jo energetiniam lauke ta energija cirkuliuoja. Kada klientas ar kažkoks tai žmogus darbe pamato tą žmogų, jisai nesąmoningai pradeda negerbti arba noro kenkti. Nesąmoningai. Nes pas tą žmogų cirkuliuoja ta informacija, kad aš blogas, aš niekam tikęs, aš toks, aš anoks. Ir žmogus kitas pradeda norėti, nebegerbti. Čia labai subtilus momentas, dėl to žmona gali vyrui tiek pozityvo prisiūsti, kad jam seksis darbe. Nes pas jį auroj bus aš šaunus, aš geras, aš normalus, aš pažangus žmogus, aš geras specialistas. Ir žmogus kitas prieėjęs, klientas prieėjęs, jisai jaus, kad normalus žmogus. Ir taip žmona gali padėti vyrui kilti. Lygiai taip pat vyras, jeigu jisai siunčia pozityvą, kad tai yra nuostabi moteris, tai yra gabi moteris, darbšti moteris, sąžininga moteris, ir gera specialistė. Jos aurai tai bus, nes jie yra labai susilieję, vyras ir moteris. Ir natūraliai darbe, ir šiaip sociume, ta moterį gerbs, skaitysis ir ją vertins, nes jos energetiniam lauke bus tai. Ta prasme, didesnė galimybė bus, kad ją vertins ir skaitysis ir gerbs ir jai seksis. Tai tai ilgai laikyti tą nuoskaudą, nes kol jinai yra ir kuo jos daugiau procentų yra, tuo ta gitara taika viduj veikia. Ir tas negatyvas jisai generuojasi širdį. Nuoskauda generuoja neigiamas mintis ir žodžius ir visa tai eina. Dar blogiau yra turint nuoskaudą susitikti su savo draugiam ir varyti apie vyrą, arba susitikti su savo draugais ir varyti apie savo žmoną. Tai yra dar blogiau. Tai tas vaistas, toks prisimink gerus darbus, prisimink, kiek buvo iki vedybų. Čia mes apie santuoką, kaip pavyzdys. Kiek buvo gerų
momentų iki vedybų, kokios buvo vestuvės. Jo, kad jis tave pasirinko, jis tavyje matė kažką gero, tu irgi jį pasirinkai, tu irgi matėjai jame kažką gero. Jis davė tau vaikus, o tu davė jam vaikus, jūs kartu kūrėt buitį, kartu viens kitą palaikėt, kiek buvo dovanų pridovanota, galų gale kiek ir pinigų per mėnesį yra atiduodama tave išlaikyti ar kažkokį aspektą buitį išlaikyti. Čia aš kai sakau tu, tai neturiu minties nei vyro, nei moters, tiesiog. Ir kai pradedi dėlioti viską ir pradedi galvoti, ar čia verta užsiraukus vaikščiot, užrietus nosį, žinai, ar ten kerštauti, ten dar kažką, yra absoliučiai neverta. Taip pat persikelkime į vaikų tėvų santykius, kada vaikai, kurie išeina iš neharmoningų šeimų, labai dažnai turi daug nuoskaudų ant tėvų, daug turi nuoskaudų. Ir dažnai pasakoja, žinai, man tą padarė, aną padarė, trečią padarė. Bet jie nei vienas nepasako, kad tau tie tėvai davė gyvybę. Gyvybė yra neįperkama. Jokiais gerais darbais, jokie geri darbai negali atstoti gyvybės ir jokie blogi darbai negali nusvert svarbos to fakto, kad tau buvo duota gyvybė. Jokie blogi darbai. Užtenka tai, kad tau buvo duotas kūnas ir tu galėjai inkarnuotis kaip siela ir gauti šitą žmogaus kūną ir tą kūną nešiojo kažkas daug mėnesių savo kūne, tai yra motina, o tėvas tuo metu prakaitą liejo, turėjo priimti daug įtampų, daug streso, uždirbant pinigus, raminant žmoną, kurios protas yra nestabilus, kai laukiamas dažniausiai. Tie žmonės vargo, stipriai daug vargo ir dirbo, kad tu išlystum. Ir po to baisius skausmus kentėjo, kad tu išlystum. Ir kiekvieną dieną jų gyvenimas jau buvo pasikeitęs. Nebebuvo pilnos miego nakties, jau nebebuvo. Visos tavo ligos buvo gydytos, visi tavo nervai buvo sugeriami, net ir kai tėvai buvo pavargę. Visi tavo poreikiai, jos buvo daugiau mažiau atsižvelgiama. Visos tavo nuotaikos sugerinėjamos, kai tu bliaudavai autobuse, lėktuve, kino teatre, užsispirdavai, dar kažką darydavai. Viskas sugerinėjo, visus nepatogumus. Tai kokios dar gali būti nuoskaudas? Kada žmonės susilaukia savo vaikų, sako, tada mes dabar, sako, suprantam, žinai, tada atsiranda pagarba, dėkingumas tėvam, bet kada ateina žmogus ir, žinai, turi daug tų nuoskaudų ant tėvų, tai yra normalu. Aš nesakau, kad tai yra blogis, žinai, kad, yra tos nuoskaudos, bet tai rodo, kad žmogus dar neįsisąmonino, kiek jisai gavo. Neįsisąmonino. Pavyzdžiui, man buvęs toksai atvejis, man buvo priepuolis vaikystėje ir aš nuo to priepuolio būčiau uždusęs, būčiau miręs. Kažką aš ten susinervavau, kažkoks priepuolis buvo nervinis. Visiškai kūdikystėje ir ten man pasakoja. Ir aš kai pradėjau ten dūsti ir mėlynuot, realiai jau eiti arti kūno palikimo. Tai tėvas man pasakojo, kuris jau palikęs kūną, po triusikais, su kojinėm, pasiėmė ant rankų ir bėgte su manim pas kaimynę, kuri buvo daktarė, vaikų ligų daktarė. Per aikštę, ten kokius 200 metrų ir bėgo, nešė mane, kad nuimti tą dusulį, nes aš būčiau uždusęs, aš pradėjau mėlynuoti. Ir jinai išgelbėjo
mane, bet dėl to, kad mane kažkas, nežiūrėdamas, kaip atrodys po triusikais, su kojinėm ar be kojinių, be kelnių, bėgo ir nešė. Tai dabar, sakykim, kad ir ką man būtų padarę, sakykim, kaip pavyzdys, tėvas, ne, arba mama, jau vien tokio fakto, kad man išgelbėjo, davė gyvybę ir išgelbėjo gyvybę, jo užtenka, kad tu viską pamirštum, absoliučiai viską pamirštum. Bet mes neįsigilinam, žinai, ir esam tokie savimylos ir lyginam, bet tas tėvas ar ta mama, ta šeima kitaip, ten daugiau mylėjo, daugiau nupirko, daugiau dėmesio davė, daugiau šilumos davė. Pastoviai lyginam, žinai, tas egoizmas taip veikia, mes lyginam. Tai yra klaida, labai didelė. Ir aš visiškai suprantu žmonės, kuriuos tėvai paliko vaikystėje, kurie išsiskyrė, ar tėvai gėrė, ar koliojasi, žinai, ar paliko tave su mama ir rado kitą moterį ir taip toliau. Visa tai be abejo žaloja, tai palieka tikrai didelius randus. Bet kai tu gerai atsisėdi ir gerai sakai, okei, tai vyko, faktas tai vyko. Ant svarstyklių, kilogramas minuso uždėta, 2 kilogramai. Bet ant kitų svarstyklių stovi tavo gyvybė. Ir tavo gyvybės, tos svarstyklės, kad tu gavai gyvybę, gavai šitą kūną, tą svarstyklę, negali nusverti. Niekaip. Nei iš filosofinės pusės, nei iš ekonominės pusės, nei iš psichologinės, niekaip. Nes jeigu taip, net ir pabūkim pragmatikai, paskaičiuokim, kiek pinigų išleidžiama, kol tu paleidžiamas į pasaulį. Paskaičiuokim, kiek ten bus 1000, 10 000 išleidžiama. O tie pinigai tai yra kraujas. Nes ant medžio neauga tie pinigai. Kažkas turėjo eiti darbą dieną dienon. Gerą nuotaiką, blogą nuotaiką, sunkumai, lengvumai, eit, uždirbti ir tau pirkti maistą, tau pirkti drabužius, mokėti mokesčius, už šilumą, už elektrą, leisti į darželį, į mokyklą, į universitetą. Tuo prasme, tai tos svarstyklės yra neadekvačios, absoliučiai. Sako, mes biednai gyvenom, nieko man ten daug nepirko. Tada aš sakau, savo akį, kiek įvertintum. Parduotum už 1 milijoną savo akį. Neparduotum. Už 100 milijonų parduotum, neparduotum. Gerai. Plaučiai. Parduotum už 100 milijonų, neparduotum. Inkstai. Parduotum už 100 milijonų, neparduočiau. Tai sakau, tai tu žiūrėk, kokį kūną turi, tu jo neparduotum už 100 milijonų. Jis yra brangesnis negu 100 milijonų. Tai gerai, gyvenai biednai vaikystėje, bet kūnas tai tavo dovanotas už 100 ir daugiau milijonų. Bet jeigu tau Ferrari padovanotų arba 10 Ferrarių, tu bučiuotum pėdas visą gyvenimą kažkam. Bet čia tai ne 10 Ferrarių ir ne 1000 Ferrarių. Čia daugiau. Čia jau vien ekonomiškai. Iš piniginės pusės, nes dabar labai paplitę palei pinigą viską matau. Taip, kad nėra argumentų, supranti? Nėra argumentų. Lygiai taip pat mes apžvelgiam dabar šeiminius santykius ir santykius su tėvais. Ten, kur daugiausiai yra tų nuoskaudų. Kaupės. Ir kai viską, aš čia tik pavyzdžius duodu, jokiais nemokinu, žinai. Tiesiog dalinuosi, kad reikia pakeisti kartais, labai svarbu pakeisti požiūrį ir atsimint biškį. Ir ne tik tą juodą tašką ant lentos matyti, bet visą visumą matyti. Ir tai yra dar vienas patarimas ir
požiūrio taškas, kuris padės lengviau paleisti nuoskaudą. Tai vat šiandien apie tai norėjau pakalbėti. Sėkmės mums visiems, apvalant širdį nuo šitų sunkių darinių. Kuo mes juos lengviau paleisim, tuo lengviau kvėpuosim visom prasmėm. Ir fiziškai, ir gyvenime kvėpuosim. Iki kito karto.